Jeigu būtum sporto salėje ir kažkas neštųsi peilį, kuris atrodytų kaip kardas, ir tu tai pastebėtum bei pasiskųstum dėl to, ar manai, kad turėtum būti atleista dėl to? Įdomus klausimas, ar ne? Atrodytų, kad tai net nėra klausimas, bet pasirodo, kad būtent taip ir nutiko. Paklausyk šios istorijos. Sporto salės darbuotoja neteko darbo po to, kai atsisakė įleisti siką influencerį Gurpatapą su peiliu ir vėliau sulaukė skundų. Incidentas įvyko Good Life Fitness sporto klube Vindzore, Ontarijuje. Gurpatapas buvo nusipirkęs dienos bilietą ir buvo įleistas į vidų, atvirai dėvėdamas kirpaną, religinį daiktą, kurį nešioja kai kurie sikai. Jam sportuojant, kitas narys pastebėjo peilį ir pasiskundė personalui. Tada darbuotoja paprašė Gurpatapo išeiti, sakydama, kad kirpanas vis tiek yra peilis ir kiti nariai jaučiasi nesaugus. Gurpatapas argumentavo, kad kirpanas yra saugomas religinis simbolis ir teigė, jog jis turi teisę jį nešiotis pagal įstatymą. Jis apkaltino sporto salę religinę ir rasinę diskriminaciją bei įrašė savo ginčą su darbuotoja. Darbuotoja teigia, kad sporto salė yra privati nuosavybė ir turi pareigą apsaugoti savo narius. Džipą grasino iškviesti policiją, tačiau Gurpatapas galiausiai išėjo prieš atvykstant pareigūnams. Po to, kai vaizdo įrašas paplito internete, jo šalininkai skundėsi Good Life ir rašė neigiamas apžvalgas. Vėliau internete pasirodė teiginių, kad darbuotoja buvo atleista, nors tiksli įmonės reakcija lieka neaiški. Kai kurie mano, kad darbuotoja buvo nubausta už tai, kad laikėsi saugumo taisyklių. Kiti teigia, kad sporto klubas turėjo suprasti sikų religinės praktikas ir pasiūlyti pagrįstą sprendimą, o ne pašalinti Gurpatapą. Ką manote jūs? Na tai jų klausimas, tiesa? Žinote, aš nemanau, kad žmonėms turėtų būti leidžiama vaikščioti su peiliais. Gerai, paprasta. Ir aš suprantu, kodėl kažkam gali būti nejauku sporto klube, kai šalia yra žmogus su peiliu. Bet kas nutinka, kai tai yra kažkieno religinis ritualas? Tai yra, kai jų religija liepia taip daryti. Čia klausimai pradeda daryti šiek tiek sudėtingesnį. Ir aš nežinau, ar yra kokių nors aiškių atsakymų į tai. Ir manau, būtent dėl to tai taip neįtikėtinai išplito internete. Turiu omenyje, pažiūrėkite šią medžiagą. Ir žinoma, jis viską pateikė kaip rasizmo klausimą. Čia aš iš tikrųjų turiu problemą su tuo. Tu negali eiti į sporto salę su kardu dėl savo religijos. Negali jos slėpti, tiesa? Negali tiesiog padėti jo į šalį, kad žmonės nematytų, o paskui sakyti, kad esi diskriminuojamas dėl rasės. Visiškai pagristai kažkas sunerimsta pamatę žmogų su kardu. Turėkite omenyje, kad sikhai yra labai taikūs žmonės. Tai nėra tas pats kaip islamistai. Tai nėra tas pats, pažįstu nemažai jų. Tai tiesiog nėra tas pats. Ir man tai visiškai priimtina. Tačiau tuo pačiu metu nepaverskite to rasiniu profiliavimu ir neatleiskite tos moters iš darbo. Tai neteisinga. Ir jūs žinote, kad tai neteisinga. Ji nesielgia su jumis piktai. Ji bando daryti tai, kas jos manimų yra teisinga. Tai yra pasakyti, nemanau, kad kažkas su kardu turėtų dėvėti kardą sportuodamas. Taigi jūs mane dabar išmetate iš sporto salės. Palaukite, jūs mane dabar išmetate iš sporto salės, nes bijote, kad aš pasiimsiu savo religinį simbolį. Tai jūs bijote, kad aš panaudosiu šį religinį simbolį ir ką nors nužudysiu. Aš sakau štai ką. Jūs turite ginklą su savimi. Vienas narys man apie tai pranešė. Ir dėl mano bei visų kitų sporto salėje saugumo prašau jūsų išeiti. Bet aš turiu omenyje. Ar galiu tik pasakyti, kad ji neklysta? Na, nežinau, ar prašyčiau jo išeiti. Gal galėtum ką nors padaryti? Gal galėtum įsidėti jį į savo krepšį ar kažką panašaus? Jis išjungtas. Tai keista ir nejauku sportuoti su žmogumi, kuris nešiojasi kardą. Atsiprašau, man tikrai labai patinka sikhų religija ir visiškai suprantu, kodėl jie nešiojasi tuos kardus. Iš tikrųjų, jie juos nešiojasi tam, kad apsigintų nuo islamistų, kas savaime yra įdomus faktas. Bet vaikinai, ji neturėtų būti atleista. Aš žinau, aš nesuprantu. Mes esame privati sporto salė. Mes galime atsisakyti suteikti prieigą, o jums neleidžiama. Būti. Bet jūs mane įleidote. Jūs mane įleidote į sporto salę su kardu. Jūs to nematėte. Taigi jūs to nematėte. Tai ką tada veikiate? Tai ką jūs darote? Už ką jums moka? Aš nesu atsakingas. Jie jums nemoka. Jie jums nemoka, kad žiūrėtumėte aplink. Jie jums nemoka, kad būtumėte atidus. Ne, jie nemoka tikrinti, ar žmonės nešasi kardus, atsiprašau. Tai kaltinė atsitiktinį žmogų sporto salėje? Tu nematei, kaip aš vaikščiau su tuo? Tu mane dabar priekadauji? Aš tavęs nepriekadauju. Aš stoviu čia. Aš niekam nepriekadauju. Kur policijos pareigūnas? Tai tiesiog beprotiška. Tikrai ne taip, atsiprašau. Tai tikrai nėra taip beprotiška. Tai tiesiog nėra taip beprotiška. Tave išmeta iš sporto salės, nes šie vaikinai matyt sako, kad šios merginos kirpanas yra pavojingas. Good Life Vindzore. Good Life Vindzore. Tai beprotiška. Taigi, štai šis vyras čia. Jis sako, kad turi peilį. Ir tai yra religinis peilis su religiniu simboliu ant jo. Pažiūrėkime, ką apie tai sako komentarai. Peilis yra pavojingas. Tai yra religinis simbolis žmonės. Taigi, štai kaip tikriausiai atrodo tas peilis. Kažkas panašaus į tai. Ir pažiūrėkime čia. Tai nėra rasizmas. Jį išveda dėl kitų saugumo, kas yra visiška tiesa. Aš jos pusėje. Bičiuli, tai peilis. Tiesiog laikykis taisyklių. Jokių ginklų. Tu turi peilių su savimi. Jie saugo klientus.
Nesvarbu, ar tai religinis dalykas ar ne, tai vis tiek peilis. Pagarba darbuotojams. Taigi visi sutinka, kad žmonės neturėtų galėti nešiotis peilių tokiose vietose kaip sporto salės, vien dėl to, kad tai susijęs su jų religija. Tiesa? Na, tai tiesiog tai vienas iš tų dalykų, kurie yra logiški ir vėlgi tai visiškai nesusiję su kokiamis nors problemomis dėl sikhų religijos. Tai tiesiog apie tai, kad žmonės nenori sportuoti šalia kažko, kas nešioja peilį. Atsiprašau. Štai keletas pavyzdžių, kaip tas peilis gali atrodyti. Jis gali būti gana didelis. Štai kažkas čia nešasi vieną. Pažiūrėkime, ar galime rasti dar daugiau. Taip, štai jis vėl. Atrodo kaip religinis durklas. Tokius dalykus tikrai neturėtų leisti nešiotis viešoje sporto salėje. Teisingai. Ir vėlgi, tai neturi nieko bendro su jų religija. Tiesiog, visiškai nieko. Suprantu, kad tai religinė pareiga, bet padėkite ją į šalį, įsidėkite į krepšį. Juk nesimaudote su ja? Tikriausiai ne. Na gerai, jei esi sporto salėje ir žmonės jaučiasi nejaukiai, mane labai supykdė tai, kad ši moteris buvo atleista. Nemeluosiu. Jūs turėjote visą durklą prisisegusi prie kūno. Nenuostabu, kad žmonėms Good Life Fitness sporto klube ši idėja kėlė nepatogumų. Darbuotojas paprašė išeiti. Jis tai pavadino rasizmu, nes buvo išskirtas dėl savo rasės. Išmeskite mane iš sporto salės dabar pat. Kas mano nuomonė ir yra tikroji šios situacijos problema. Galėjai visiškai normaliai pasikalbėti, paklausti, ar galiu padėti ją į šalį, labai noriu sportuoti, bet ne. Tu išsitrauki kamerą ir sakai, jie mane išskiria dėl mano religijos. Ne, tai todėl, kad tu nešioji kardą. Žmonėms nepatinka kardai. Manau, žmonės tiesiog nesupranta, kodėl tau reikia tai dėvėti viešumoje, juo labiau sportuojant sporto salėje. Dabar kitame vaizdo įraše jis rodo gestą, tarsi perpjautų gerklę ir vadina save Sword Sormas, kas pandžabi kalba reiškia karys. Tai nėra gerai, tai neatrodo gerai. Sudomonas, nedruska. Na, žiūrėk, tai akivaizdžiai kažkoks viešųjų ryšių triukas, tiesa? Tau nereikia nešioti kardo, kai sportuoji. Gali jį padėti į šalį. Tai aišku, tai paprasta. Jis tai daro, jis save filmuoja. Ir kai tik jie dėl to turi problemų, jis iškart pradeda kalbėti, kad tai rasinis dalykas. Ir štai tokį turinį jis kuria. Grynas. Gryni kardų mitai. Jėga, vaikinai. Čia ne psichikos dalykas, tai galia. Galia, kurios daugelis žmonių niekada negaus savo gyvenime. Bet štai kur problema. Ši sporto salė tai bijo būti pavadinta rasistinė arba kad atrodys, jog jie prieštarauja religiniai laisviai, kad turi atleisti tą merginą, kuri darė visiškai teisingą ir tinkamą dalyką. Tai yra problema. Turiu omenyje, ką sako žmogus, kuris tai parašė. Tai tas vaikinas, kuris nuėjo į Good Life sporto salę ir buvo paprašytas išeiti dėl didelio kirpano, kurį jis nešiojo. Jei jis sportuodamas elgėsi bent kiek panašiai, esu tikra, kad tai priverstų bet ką jaustis nejaukiai. Ypač, kai ant nugaros prisegtas milžiniškas peilis. Kas čia per treniruotę apskritai? Matote, dalis galimybės viešai nešioti kardą, nors aš pati to nežinau, yra ta, kad turi elgtis taip, kad tai būtų socialiai priimtina, jei jau taip darai. Jei tu sporto salėje elgiesi taip ir dar turi kardą, aš būčiau visiškai išsigandusi, kad tau kažkas negerai su psichika ir kažkas negerai su tavimi. Tai visiškai nesusiję su tuo, kad esi sikhų tikėjimo. Ir štai jis, žinoma, paskelbė pareiškimą, nes tai viešųjų ryšių triukas. Negali būti tokio dalyko kaip religinis ginklas. Viskas taip paprasta. Kai visos šios religijos buvo sukurtos senais laikais, tada dar nebuvo ginklų. Ginklai buvo sukurti ir pagaminti tam tikslui, kuriam jie ir buvo skirti. Tu negali nuginkluoti visos tautos. Taigi tai neįmanoma, tai nėra realu. Bet vėlgi, ginklas gali būti bet kas. Ginklas gali būti šios kumščiai ir tai, kaip agresyviai aš juos naudoju. Taigi vėlgi, visa ta ginklų tema tai visiškai neturi prasmės, vaikinai, tiek norėjau pasakyti. Na, baikit, vaikinai, žmogau, negaliu. Na, nežinau. Tu esi, Nežinau. Bet dabar tai sukuria viešą diskusiją apie tai, tiesa? Na, nežinau kaip jums, bet jei kieno nors religinės laisvės tikrai riboja galimybę jaustis saugiai, ar ne? Kalbu ne apie emocinį saugumą, jie nešiojasi kardą. Turiu omenyje, mes šiandien kardų nenešiojam, tai nepriimtina. Ir žinoma, priminsiu jums visiems apie Henriką Novaką, kurį nužudė sikhų vyras nešiojęs tokio tipo peilį. Kadangi ta istorija pasklido internete ir visi ją matė, tai tikrai nepalengvina situacijos, tiesa? Faktas, kad ši moteris buvo išmesta iš darbo, yra pasibjaurėtinas. Akivaizdu, kad šis vyras tiesiog bandė surengti viešumo akciją, kad galėtų apkaltinti rasizmu, kai pats darė socialiai nepriimtiną dalyką. Ir aš tiesiog norėčiau, kad tokios sporto salės turėtų drąsos pasakyti, mes nesame rasistai. Mes nesame rasistai. Mes galime suprasti, kaip darbuotoja, pamačiusi žmogų su kardu, gali kažką pasakyti, nesuprasdama religinių jautrumų. Mes nemanome, kad ją reikia atleisti. Ji yra gera darbuotoja, nes iš tikrųjų bandė apsaugoti kitus žmonės. Bet mes pasirūpinsime, kad visi gautų mokymus, kad suprastų sikhų jautrumą.
Ir mes, nežinau, padarysime taip, kad jiems būtų suteikta spintelė, kurioje jie galėtų laikyti daiktus. Nesvarbu, galite sugalvoti pareiškimą, bet jums nereikia jos atleisti. Nes esmė ta, kad jie pasiduoda rasistiniam visuomenės spaudimui. Ir tai mane tikrai jaudina. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.